į muzikos mokyklą. Tais laikais buvo Gruodžio vardo muzikos mokykla. Ten senelis tavo buvo studentas, mokėsi teatriniam skyriuje. Nu ir ten vykdavo šeštadienį, sekmadienį šokiai. Ir kažkaip tai jis pastebėjo mane, o aš jį. Ir taip įsivedė mane šokti, pašokom kelis kartus, kadangi jam ten viską žinoma, tai dar specialiai klausyk eidavo užsakyti muziką, kad būdavo merginų teisės ir žiūri, ar aš jį išvesiu šokti. Taip, oi, buvo ten visko. Jis paskui buvo paimtas į kariuomenę, 3 metus kariuomenėje buvo Baltarusijoje. Kiekvieną dieną man laiškus rašydavo. Tai aš atsimenu, 300 laiškų buvo. Miela Gėliuk, tik grįžau iš Vykmeto spektaklio, Visų užmirštas. Nuostabus spektaklis, žliumbiau. Na, bet tikiuosi, kad tu manęs dar nespėjai užmiršti ir per tą laiką, kai aš išvažiavau, bent vieną sykį pagalvojai apie mane. Tikiu ir dėkoju. Grįžkim kitų kelių. Per Brangstono perėją ir Sildeilą. Aprodysiu apylinkės. Aš nesu naudojęs jodo. Draugavo 1,5 metų. Tai nebuvo dar vestuvių. O paskui senelis, atsimenu, atėjo į namus. Taip žinau, kad mes šeima sėdėjom prie stalo ir jis paprašė mano rankos. Man atrodo, kad dabar greičiau sprendžia šitos klausimus. Visi nori greit gyventi. I want a home and a family, and I'm willing to work and struggle, but I want to do it with John. I just hate that you're leaving me. Don't leave. O dabar taip, kai aš paklausau, tai net negaliu suprasti, kodėl taip žmonės skuba. Nu, tėvus laidojom, tai jo mama, jo tėtį laidojom, paskui mano mamą, paskui mano tėtį. Nu, tokios būdavo sunkios akimirkos, bet tai mes būdavom visur kartu. Oi, kaip pagalvojate, jau tiek metų kaip senelio nėra. Mes buvom 30 metų kaip susipažinę buvom. Ir jau kaip apsivedę. O dabar jau praėjo 33, kaip mirė senelis. Taip, kažkaip apsipranti žmogus jau. Bet dažnai prisimenu. Ypatingai prisimenu per šventės. Labai trūksta man jo. Nes visur būdavom dviese.